Na štai, labas rytas visiems, šiandien 6 diena mūsų tokių video. Šiandien yra ypatinga diena, vasaros paskutinė diena tarp kitko, rytoj jau rugsėjo 1, bet mums kodėl ypatinga, nes šiandien bus būrelių mugė. Tai dabar keliaujam iki salės, pasiimsim čiužinius ir keliausim į Švyturio areną, ten praleisim beveik visą dieną nuo 11 iki 5. Bus būrelių mugė, kur susirenka labai daug būrelių į vieną vietą. Ir kadangi jau rugsėjais vaikai ieškos būrelį, kurį nori lankyti nuo rudens, ir mūsų tikslas bus pristatyti savo būrelį. Pasiemam jumis kartu, praleisim smagiai ir aktyviai laiką, bus pasirodymų, kurios darysim ant scenos. Ką, važiuojam į dieną, ne? Pasikrovėm mašiną, parodyk mašiną. Va, dabar važiuojam į Švyturio areną, iš tikrųjų ant laiko labai esam suspausti, tai labai skubėjom, nebenufilmavom kaip krovėm, bet jau tiek prisižiūrėt per šitą saitę tų vežiojimų, krovimų, nieko naujo ir nebūtumėt pamatę. Tai va, dabar važiuojam į Švyturio areną, 11 val. Startuoja būrelių mugė, dabar yra 10, po 10:05, tai turim šiek tiek laiko dar rezervo. Susidėliosim ten, apeisim aplink areną, parodysiu, kas ten vyks. Net neabejoju, kad bus fainai ir smagiai ir aktyviai praleisim laiką. Tai įdomu, kokius triukus galėsim padaryti, nes to pačiu ir pasitreniruosim, tokia kaip ir treniruotė dar vieną gausis. Na ką, atvažiavom prie Švyturio arenos. Varysim, įsikrausim daiktus. Jau? Na va, priartėjom. Let's go. Na va, ir mūsų vėliava. Smagiai. Gerai, prasieisim, biškį apsižiūrėsim, apsidairysim. Na va, susirašėm. Mūsų standas, visų kitų standas. Mes esam realiai prie scenos, esam visam šou. Sakant, sveiki atvykę į šou, tai va dabar prasieisim, pažiūrėsim, ką kiti. Dabar yra kita užduotis. Nu jo, visokių. Ką manai? Daug pasirinkimų. Čia ką šią areną iš tikrųjų krepšinis būna, dabar kai išrinkta viskas parketo nėra, tai labai keista. Mes vidury va. Žiūri gerai atrodo. Pats toks. Tai reikės ar traką patraukti čia. Na va, ir ant scenos lipa parkūro studijoje. Čia mergaitės baletės atėjęs praktikuojasi, turbūt irgi pasirodymą darys. Mes irgi darysim pasirodymą visą areną. Labai gerai atrodo. Na va, mūsų standą prižiūri Deiminga. Kaip tu? Gerai. Nu kaip galvoji, diena praeis? Labai gerai. Praleisim laiką, smagiai. Šį kartą Deimantė negalės triukų daryti, bet tikėkimės ateityje jau tikrai galės. Tai va, žmonės eis pro čia. Čia irgi visokių yra va būrelių. Ir main arenui mes būsim, tai čia va. Žmonės irgi va. Įvairaus sporto. Labai smagu. Čia žmonės įeis. Ir link Švyturio arenos tenais. Mano štangas. Robotukas. Yra užkandinė pavalgymai. Jeigu kas norėsim pavalgyti. Bet ko gero laiko aš neturėsiu tam dalyką. Ir main arena. Na ką, porą saltuko, ne, apšilimui. 1, 2, 3, 4. Pastiprinimas atvyko. Sveikas gyvas. Nu, ready? Jo. Atbulinis bus? Ne. Ką? Atvarėm, nu ką? Na va, iškart į sešiną atvarėjai. Jo. Kaip rankos? Gerai. Kieno greičiau sugijo? Mano. Gerai, dedam bloką. Opa. Na ką, let's go. Opa. O. Nice. Opa. O. O. Opa. O, nice. Viskas gerai? Na štai atvyko pirmieji dalyviai, kuriem aprodėm savo veiklą.
Taip, galime vykti. Galime Ačiū Justina labai, dėkojame šitai jums. padaryti. Op, pasiemam. Įsiliekite atgal į durelių ūgę, taip pat Kojytės priglaus, kojytės ne taip. Va, op. Op, stipriau, ne tik po šoką. Dėsim rankas. Na, labai. Opa, labai gerai. Na, dabar paimsim šitą. Op. Ir nušokam. Nusilip. Ir nušokam kojytės. Ir opa. Na ir grįžim. Nušokam. Opa. Na va, pirmoji kliūtis įveikta. Na ką, tai vat pavargau, dar pasirodymai bus, biški noriu balsą atgauti, nes labai sudėtingai yra. Na ką, pirmas pasirodymas parkūro bloko bus, ar pasiruošę? Taip. Pasiruošęs? Greitų metų startuosime. Na ką, gyvi bičiuliai, jeigu jums patinka ekstremalūs pojūčiai, domitės parkūrų, akrobatika bei norite sustiprinti savo fizinės bei psichologinės savybės, teigiama, jog šis sportas yra būtent jums. Parkūro studija kviečia jūs visus pamatyti šį sportą iš arti. Ir kaip tik jums labai pasisekė, nes čia Klaipėdos sporto festivalio finalinėme renginyje, Būrelių ir sporto mugėje, Parkūro studija pristatys tai, ką jie sugeba geriausia ir ko gali jūsų išmokyti. Prašau, žodis jums. Nu ką, sveiki visi susirinkę dalyviai, malonu matyti jūsų čia tiek daug, esam Parkūro studija, padarysim šiandien pasirodymą akrobatikos, tai tikiuosi patiks mūsų toks pasirodymas, kaip sakant, sveiki atvykę į šou. Na ką, let's go. Oba. Šok čia. Ir šok atgal. Ir vėl. Op. Ir čia bėgam. Užšokam. Ilsimės, prisijungia prie mūsų pastiprinimas. Tai va, turėsim antrą pasirodymą. Tai va, kaip jaučiamės? Labai gerai. Pavargę, bet gerai. Kaip jaučiamės? Na ką, esame ant scenos. Mūsų pasirodymas už 9 minučių, kaip jaučiamės? Labai gerai. Let's go, pavarysim, bus fainai. Sveiki atvykę į šou bus. Galvoju, gal double fullą darysiu, nežinau. Manau, padarysiu. Lengvai esu daręs, tai čia nieko tokio. Show, ne? Welcome to the show, kaip sakant. Sveiki atvykę į šou. Ready?
Ready, let's go, pasikuriam. 5 minutės. Welcome to the show, we run the show. Šauniai, šaunuoliai, let's go. Labai gerai, liuks. Labai fainai. Pirmą kartą parkūrina, negaliu patikėti. Na. Opa. Opa, tas. Šitas. Op. Šaunuolė, labai gerai. Jūs gali patikėti pirmą kartą? O! Ir dabar nedėkoju visiškai. Jei! Gerai. Neskubėjot. Labai gerai. Ir Opa. Nice. Wild. Ir išskirtinis Darėsi wild. žmonėms, kurie atėjo. Na kaip savijauta? Savo laiką šį šeštadienį Pavargai? susipažinti su Klaipėdoje veikiančiais būreliais bei sporto let's go. organizacijomis. Noriu palinkėti visiems gražios. Na, double fullą. Gerai, šaunu. Na. Treneris iššovė. Treneris iššovė, double. Eina. Opa. Opa. Gerai. Oi, jau koja skauda. O, nice. O. Na ką, Natanas jau mumis palieka šiandien. Ačiū tau, labai smagiai paskraidėjai. Kaip sekės? labai gerai. Pavargai? Jo. Šaunuolis. Tai va, lauksim irgi tais treniruotėse. Tai ką, labai gerai pavarė iš... Gerai, laikykis, šaunuolis. Ate. Na ką, būrelių mūgė baigta. Jej! Daug energijos, nebėra, pavargom visi. Tai va, pasimuojam savo. Na, viskas, atsveikinam. Ačiū, kad atvykai, matysim sekantį kartą. Laikai? Jo. Gerai, čiau. Dabar tvarkytis, smagiausia dalis. Opa. Nu ką, būrelių mūgė sėkminga. Gyvendinom, jei! Tai va, dabar važiuosim pavalgyti. Bet prieš tęsiant toliau norėčiau padėkoti visiems organizatoriam ir taip pat pakviesti jūs prisijungti prie mūsų. Jeigu esi iš Klaipėdos ir nori išmokti akrobatikos parkūro pagrindų, sustiprėti fiziškai ir smagiai bei aktyviai praleisti savo laiką, tai prisijung prie mūsų parkūro studijos Klaipėdoje. Detalesnę informaciją rasite aprašyme. Tai sėkmingai praleidom ir
aktyviai laiką, balso nebeliko. Tai bandysim dar pasimėgoti vasarą, dabar yra 6:30, tai bandysim dar šiek tiek tos vasaros apturėto jau rytoj rugsėjo 1. Na ką, manau viskas gerai buvo, ne? Let's go. Na ką, atvykom pavalgyti. Navom kepti šašlykus, bet šiandien švaro labai anksti, tai dėja to nepavyks padaryti šiandieną. Tai tokio atvarėm pavalgyti į Kretingalę. Po visos dienos valgysim, nežinau, gal dar greitai kokį centrą norysim, gal prie jūros, nežinau. Jau pavargau, balso nėra, bet manau viskas bus. O taip, ir vasara bus užbaigta mūsų. Ką, jau baigiu suvalgyti šašlykus, pamiršau net nufilmuoti, jis jau kažkas pavalgė. Skaniai, ne? Labai. Tai žiauriai gerai, nežinau, tiesiog dar jaučiu, pažiūrėsim kiek laiko liks, gal kažką nuveiksim, gal nieko nebeveiksim, nežinau. Pavalgiam skaniai, ne? Jo. Šiandien pasivaikščioti, aplankysim gražią lokaciją, ilgai nebūsim, keliausim dar į centrą, į vieną spotą prie Jono kalnelio. Flashback'ai biški. Gerai, dabar taip. Nu kaip savaitę praėjo, apskritai pasidalink savo nuomonės, šiandien labai mažai šnekėjai, tikrai, manau, turi ką papasakot, gali pasikalbėti. Na, papasakok, kaip tau pačiam. Praėjo kempas, kaip praėjo savaitę. Labai smagi, produktyvi savaitė. Turėjom gerų sessionų, išmokau pamdropą, padariau ant žolės. Tai toks happy labai. Tai va, rugsėjai, manau, padarysim sessioną. Dabar atvarėm į gražią lokaciją. Na va, labai toks chill spotas, pavalgius ateit čia pačilint, labai gražu, tokia gamta, prūdas. Jau rudenį čia viskas nebe žalios, viskas geltonos, tai turbūt irgi labai gražus vaizdas, gal net gražesnis vaizdas nei dabar. Dabar toks granai jau šaltas, iš tikrųjų šalta, yra taip vėsu, nėra šalta, bet yra vėsu. Manau, tiesiog pasimėgojom vaizdu to tokio, nereiktų eiti. Tai vat. Iš tikrųjų, apie patį pasirodymą šiandienas irgi nelabai pakalbėjom Burelių mugėj, tai labai irgi smagiai ir aktyviai praleidom laiką. Buvo labai sunku persijungti iš treniravimo į tą pasirodymą, bet buvo labai faina, double fullo padariau. Tai irgi buvo Precision Back'ą darai? Jo, Precision Back'ą padariau. Dėts. Dar leškiuką panadatui. Nice. Toks kojas skauda, bet... Turėjom. Sakau, reikia šauti. Labai gerai, taip su double full same buvo. Irgi toks jau sakau, bet galvoju reikia. Siūlė man double back'ą, bet galvoju, ne, jau too much būtų buvo. Bet ant oro čižnio padariau. Buvo kinda nice. Stadionas. Šiaip čia vat susidėjus kokią smėlio maišą ir gali jau traininti visą dieną. Labai lengvai. Ir už tai pasilgstu tokių paprastų, tiesiog simple spotų. Atrodo, visą Klaipėdą išvaikščiam nėra paprasta, va tokio spoto, va kad tu ateitum, pasidėtum, sakykim, smėlio maišą čia, įsibėgėjai ir, pavyzdžiui, double aerial twistų traininį. Va, atsispiri ir čia traininį. Va, padanga dar kokia ir šis. Mano muzoliai tokie. Nu, kažką, let's go. Čia, kai cepelinų pavalgai ir jau blogai. Nu, sunku. Jau toks dėdas visiškai. Gerai, ant senių skelimą. Čia brutal buvo per pirštus. Aš jau matau, kad susilaužti. Man tritkė net nebi. Man taip skauda čia, aš bandau įsikelti ir man neina. Bet pirmą kartą taip skauda, kad neina. Skauda paliesti, bet pirmą kartą taip, kad tarsi net su įsimetimu neina jau. Gerai, išeis, turi išeiti, vienas kartas turi. Nu, nuovargis jau real. Čiurnos viskas gerai, bet rankos pirmą kartą taip skauda, kad net neina įsilaikyti. Bet tai padarysiu. Gerai pasitreniravom visą savaitę. Šie kažkaip sunkiai, bet šie. Nu ką, varom. Labai gražu. Toks grinai rudens vaibas, jau krenta lapai, va. Toks rudenėlis. Tas kvapas rudens, tarsi man jis patinka. Lapai prikritę. Reiškia, ne vasara, plus 30, žinai. Nu, vasara daug darbų, sakiau, buvo. Gan greitai praskrido, bet parašykite komentarus, kas jums geriau vasara ar ruduo. Man eksplorint rudenį labiau kažkaip patinka. Daug treniruočių būna rudenį. Pavasaris, va, mėgstamiausias jaučiu laikas. Bet jis labai greitai baigęs, nes visą laiką būna viskas užimta. Nu va,
Atvykom į lokaciją, į centrą, prie Jono kalnelio, į tokią vietą. Prisiminimų tam tikrų yra. Nu, jis ten Žiaurių. prieš kažkiek metų, čia 2020 metais laužė ranką šitoje vietoje, tai tokia norėjo pamatyti šitą lokaciją dar kartą, prisiminti. Ja, tualetai sustatyti. Dar tualetai, jo dar daugiau reikia peršokti viską. Šitoje vietoje. Nu kaip jauties? Man biški prisiminimai, flashbackai tokie ateina. Bet realiai taip, kaip pagalvoju, nu nelabai aukštai, ar aukštai. Dabar neatrodo taip aukštai. Nu matai, čia kietas žalynas, žinai. Čia double side kažkada dariau, nuo šito double side čia. Ką manai? Užsilipti reikia. Reikia užsilipti, nusilipti. Full experience. Lip. Opa. Gerai. Toliais tai sužaidai. Eik. Kojas skauda. Šiaip va toks karštas silipimas. Jos skaft, dėl to, kad viskas skauda. Tai man neigia, aš toks lipu, atrodo, bet... Čia įsibėgėjom ir va šuolis buvo nuo čia. A, vėl šausi? Gal nereikia? Tikrai nereikia. Po šiandienos tai tikrai va. Nu va čia ir buvo saiklipas. Kažkada... Žymiai žemiau atrodo. Žymiai žemiau? Žymiai žemiau atrodo. Aišku, tie žolynai kieti, aš dabar tiesiog įsibėgėjęs. Gal į tą žolyną ir šoksiu, bet čia nenori, nes ten kieta. Aš žinai, buvau mažesnis, žinai, tai atrodė baisiau. Nu mažesnis, kai buvome čia spalio Man mėnesį. čia atrodė belekai, aukštai aš nenorėjau daryti. O dabar kažkaip atrodo easy. Easy, ne? Bet tu vis tiek nedaryčiau. Kažkaip Man biški, nu žinai, aš atrodo nuo kitų spotų nuo aukščiau padaryčiau negu nuo čia. tiesiog jau yra įskiepyta tas dalykas, jau yra tokia blogas dalykas. Nu gal ateity kažkada, va, gal kitą kartą pažiūrėsim. Yra blogi atsiminimai ir jos reikia vis tiek padaryti gerais, tai šiandien tikrai nešoks, tiesiog norėjom ateiti. Aš tarp kitko galvoju, gal nušokti čia. Nes nu čia vat minkšta, gan yra tas. Jau čia šoksiu aš į apačią. Nu ką, let's go. Nu ir kaip? Normaliai, bet tiesiog labai skaudžiai. Nu reikia geresnį padaryti. Aišku, perverst galima, įmanoma perverst. Dabar va, šiek tiek pasivaikščiosim. Ir mūsų vakaras bus užbaigtas, ir mūsų stovykla bus užbaigta. Nuėjus už kiek? Už 2 valandų irgi važiuoju namo, švarysiu ilsėtis. Daug video bus montuoti. Footage'o yra visą savaitę. Visos savaitės footage'as, tai bus bent kontento, bus video. Vaizdu gražiu. Va, praspotukas, ne? Galvoju daryti. Opa, nice. Būtum ten padaręs. Visą savaitę pasidaužė, žinai, kojas. Žiauri, viskas, katina. Dasimušinėjom ekskursiją po Klaipėdą. Mūsų vasaros pabaiga tokia. Keista net pagalvoti iš tikrųjų, kad vasara. Tai va dabar einam pro tokius urban spotus. Atėjom į kitą lokaciją. Čia tiesiog pasivaikščiosim. Buvo suplanuota, kad mes čia eisim savaitės bėgį, bet savaitės bėgis labai greitai prabėgo. Planuoji? Jo, iki viršaus tenais, užsilipdavau jauti viršaus. Lipom į spotą, palaipėt. Dalypsim iki pusę tilto ir grįšim atgal ir bus mūsų expedition baigta. Norintiems pamatyti kur kas daugiau behind the scenes video, siūlau prisijungti prie mano Contribui platformą. Čia ne tik daugiau turinio pamatysite, bet galėsite siūlyti idėjas ir taip toliau. Prisijung prie mano Contribui, būk rėmėjas, linkas descriptione. Tai va, iš karto noriu pasakyti didelis ačiū visiems, kurie prisideda prie šitų video, visiems žiūrovam, visiems tėveliam, kurie atvyko šiandien būrelio mūgę išbandyti mūsų veiklos, kurie palaiko, kurie nori prisidėti prie Contribui, tai galite padaryti. Lauksime visų atvykstančių į mūsų užsiėmimus. Registracinę formą taip pat paliksim aprašyme. Ko gero šitą video pamatysit veiklos. Jeigu esi iš Klaipėdos, tai maloniai lauksime. Tad atvyk, pamatyk ir žinoma paskraidyk. Su jumis buvo Osa HD. Nojus, nu ką, buvo gera savaitė ir susimatysim sekančiose video. Tai va, čia ir užbaigsim mūsų